Labas, Laima. Labas, Varžtai, ir vėl susitikome. Senai nesimatė. Jo, nuo viso praeito ketvirtadienio. Tiek daug čia visko privyko. Klausyk, gal jau žinai, kiek naujajam skautatinkly yra narių šiai minutei? Šiai minutei yra net 368. Tai aš manau, kad rytoj turėsim 400, visai neblogai. Jo, aš irgi manau, kad mums visai neblogai sekasi. Ir mes daugėjame, judame ir aktyvėjame. Taip. Klausyk, o gal žinai, kas šį mėnesį taps mėnesio skautu? Donatas mane padarė, bet aš visai nenoriu. Man atrodo, kad mes turim 2 kandidatus, kurie visai atitinka reikalavimus. Yra parašę po straipsnį, įsikėlę po nuotraukas, aš bėgu prie skautiško internetinio laužo ir jie visai galėtų tapti. Tik tais reikia nuspręsti, kas iš jų bus. Jo. Koks geriausias skautiškas būdas nuspręsti? Klausyk, gal Vaskeliams? Davai. Palauk, už ką tu būsi? Aš už Saulių. Gerai, aš už Rūtą. Vaskyči. Rūta laimėjo! Rūta, sveikiname tapus mėnesio skautę! Atsiųsk mums savo pastraipą prisistatymą arba šiaip ką norėtum pasakyti visiems skautams. Jis vėl bus žvaigždė. Taip. Klausyk, o šiaip jau skautatinklis visai pamažu įgyja gyvybės, jame žymiai smagiau negu tada, kai prisimeni 4 sėdėdam. Jo, ir turėjom 2 projektus. Skautatinklio testuotojai ir kas blogai daro. Taip. O koks tau dabar projektas labiausiai patinka? Man atrodo, čia mūsų nuomonės bijau, kad sutaps. Nes mano favoritų vis dar išlieka tas slaptasis didysis projektas ant suoliuko prie kavos. Mums reikia sugalvoti jau dabar, ką tenai smagaus galėtume veikti, nes gausėja būrys. Taip. Man dar patinka vienas projektas, kurį radau, man atrodo, vakar, tai yra apie skautišką literatūrą. Jo, aš irgi tą mačiau. Aš kaip tik šiandien skaitau vėl eilinį sykį Kimo nuotykius, tai galvoju, kad vakare grįžusi namo viską sukelsiu, kad galėtų visi internete pasiskaityti ir aprašysiu tą knygą skautiškos literatūros projektą. Jo, man irgi labai patiko iš tikrųjų tas projektas ir tavo idėja labai gera. Ir labai džiaugiuosi, kad atsirado, kas jį sukūrė. Nes mums labai trūksta skautiškos literatūros tokios išviešinamos. Jo, ir kad visi dalintųsi, kas ką mėgsta skaityti, šito irgi trūksta. O klausyk, kaip tau atrodo, kokio projekto dar trūksta? Man tai trūksta, kad ten visi susipažintų tą mūsų naujam skautatinklį. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti koks nors pasimatymų alėja. Čia žinai, kaip panašiai kaip aš šiandien sakiau apie pasimeilinimą. Pasimeilinkim. Jo, šitas būtų labai geras. Nes kai siunti vienas kitam mailų daug, tai tada gaunasi, kad tu meiliniesi vis. Tai sakėm, kad pasimatymo alėjai būtų visai nieko susipažinti ir paskui pasimeilinti. Taip. Pasimeilinkime, jeigu kas nors sukursit šitą projektą, tai mes su Laima tikrai dalyvausim. Tikrai taip. Klausyk, o kaip dabar yra su specialybėmis? Gal žinai, kaip sekasi, kam jas laikytis? Aš žinau, kad niekas neranda, kur yra jų reikalavimai, bet kol kas dar trūksta, kad sukurtumėm atskirą projektą, neprisėdam. Kol kas visi reikalavimai yra pagrindiniai naujienoj, kur didelėm raidėm yra parašyta visa pagalba čia. Ten yra 2 specialybių reikalavimai. Testuotojo nebegalima laikytis, tai yra smalsuolio greituolio ir Magelano. Taip. Ir ten dar galima rasti iš tikrųjų dažniausiai užduodamus klausimus. Pavyzdžiui, kaip užsidėti profilio nuotrauką. Arba kaip sukurti projektą. Visus atsakymus iš tikrųjų galima rasti toj pagrindiniai naujienai. Taip, ir dar ten galima pasitikrinti, ko kiti klausinėja ir tada rasti irgi visokių įdomių atsakymų. Kaip ir tame projekte, kur yra pagalba naujokams. Ir dar ten galima rasti iš tikrųjų žmonės, kuriems galima rašyti visais klausimais. O tu žinai, kam galima rašyti visais klausimais, nes aš vis dar nesupratau. Tu vis dar nesupratai? Ne. Iš tikrųjų, tai galima rašyti skautatinklio gūrų Joriai arba Laimai. Joriai arba Laimai. Arba etaskautai.lt jorės.truskaitė@gmail.com. Pasimeilinom. Man atrodo labai gerai trumpai gavosi čia ta mūsų laidelė.